Hello and welcome. Sveiki atvykę į naująjį mūsų savaitgalio šeštadienio video, kuriame mes kalbėsime apie phrasal verbs arba frazeologinius veiksmažodžius kartu su žodeliu take. Tikiuosi išmoksite nemažai tokių veiksmažodžių ir pradėsite kai kuriuos iš jų naudoti. O kaip visą laiką, prieš pradedant pačią pagrindinę mūsų temą, noriu pakviesti jūs prisijungti į mano vedamus Hive nuotolinius internetinius kursus, kadangi mūsų kursai yra sudėlioti tarsi taip 3 mėnesiais, ar ne, sesija trunka 3 mėnesius, po to mėnesį atostogaujame ir vėl nauja sesija. Tai kaip tik nuo kovo 10 prasideda tas paskutinis mėnuo, tai labai, jeigu norite išbandyti, jeigu norite pamėginti, jeigu norit be ilgalaikio įsipareigojimo, nes paskui atostogos ar ne, pasibandyti, kaip tie kursai veikia, tai labai kviečiu rašyti ir suteiksiu jums daugiau informacijos. Ne? O dabar keliaujame pakalbėti apie tai, kas yra tie phrasal verbs, kadangi lietuvių kalboje mes tokių dalykų neturim, tai yra grinai, tie, kas mokosi anglų kalbą, žino, kad yra phrasal verbs, ar ne, toksai dalykas, tai lietuvių kalboje yra gana sunku rasti ir pavadinimą šitam reiškiniui, tarkim, ar ne, kartais tai yra verčiama kaip frazeologiniai veiksmažodžiai, kartais fraziniai veiksmažodžiai, kartais tiesiog veiksmažodžių junginiai, tai iš esmės kas tai yra, ar ne, tai yra tokios frazės, kurios susidaro iš veiksmažodžio, dažniausiai labai paprasto veiksmažodžio, go, take, sit, give, get ir taip toliau, bet kokio ar ne veiksmažodžio ir pavadinkim tai dalelytės, ar ne? Ta dalelytė, kuri prisideda prie to veiksmažodžio, dažniausiai yra kažkoks tai prielinksnis, irgi toks trumpas, ar ne? On, off, at, after ir taip toliau, ar ne? Bet tai yra būtent ne prielinksnis, nes jis yra kitoj jų kalbos daly, tai yra, tarkim, dalelytė. Ir esmė yra tokia, kad atskirai tas veiksmažodis turi vienokią reikšmę, o kartu su ta dalelytė kartais įgauna truputėlį tik tai kitą reikšmę, o kartais reikšmė visiškai pasikeičia ir mes šiandien, kai žiūrėsime į pavyzdžius ir žiūrėsime į reikšmes, jūs pamatysite, kad kartais mes kažkiek galim susijęti tą reikšmę su žodžiu take, bet kartais visiškai yra skirtingas dalykas, ne? Kodėl veiksmažodis take? Todėl, kad iš tiesų frazinių veiksmažodžių yra daug kiekvienam, ypač dažnai naudojame veiksmažodžiam, ar ne, tiem paprastiem. Tai take tiesiog pasitaikė po ranka ir pagalvojau, kad kaip tik su mokiniais mes kursuose irgi mokomės apie tokius veiksmažodžius, tai su žodžiu take buvo jų visai nemažai ir pagalvojau, kad na, štai pirmą kartą pakalbėsime apie take. Jeigu video jums bus naudingas, jeigu matysiu, kad jis yra žiūrimas, mėgstamas, laikinamas, jeigu pakomentuosite, tai matydama, kad būtent tie fraziniai veiksmažodžiai yra aktualūs, tai tada pasidarysim video ir su kitais veiksmažodžiais ir po truputį vis daugiau jų išmoksime. Iš tiesų išmokti jos yra gana sudėtinga, nes jie iš tiesų maišosi, ar ne? Tarkim, take in arba take on arba take off ir panašiai, labai jie yra visi panašus. Ir labai dažnai yra kalboje ir formalesnis kažkoks tai atitikmuo tų frazinių veiksmažodžių. Kartais mes be jų galim visiškai apsieiti, ar ne, ir pakeisti kažkokiais sinonimais, bet fraziniai veiksmažodžiai yra labai didelė neformalios šnekamosios kalbos dalis. Kadangi jie yra paprasti, gimtakalbiai jos labai daug naudoja, ypač kalbant paprastai, kalbant neoficialiai, tai norint įsilieti į tokią natūralią kalbą, mes turim juos, na gal tarkim, ar ne tik mokėti, bet turim būtinai suprasti, ką jie reiškia. Ypač dėl to, kad kartais reikšmės būna labai skirtingos. Pačius tuos frazinius veiksmažodžius galima sudėlioti tarsi į tam tikras kategorijas. Ar ne? Kai kurie jūs pamatysite reiškia judėjimą arba, tarkim, padėtį, kai mes norim nusakyti. Kai kurie jų yra susiję labiau su kažkokiam protiniam būsenom. Kai kurie yra labiau apibūdina kažkokias tai veiklas, ar ne, kontrolę, atsakomybę, pamatysit. Kai kurie yra labiau susiję su santykiais, su bendravimu, šeima ir taip toliau. Tai mano patarimas jums, jeigu jūs tikrai norite mokytis
gilintis į frazinius veiksmažodžius, tai galite juos pabandyti kažkiek sukategorizuoti, ar ne? Galite mokytis kategorijom pagal tą pagrindinį veiksmažodį. Galite bandyti, ar ne, įsiminti pagal tą dalelytę, ar ne? Tarkim, ar ne, visi fraziniai veiksmažodžiai su, tarkim, žodžiu up. Ir tada take up, get up, give up ir come up ir taip toliau, ar ne, ir matysite visus skirtumus. O galima, aišku, kažkaip kategorizuoti pagal tam tikras temas. Taigi, tiek apie juos, keliaujame susipažinti su beveik 20, iš tikrųjų bus jau 19, tai beveik 20 frazinių veiksmažodžių su take. Pažiūrėsime į reikšmę ir pažiūrėsime prie kiekvieno į pavyzdį, kaip jis yra naudojamas. Ne? Okay, so, iš esmės bandžiau susidėlioti šiek tiek pagal abėcėlę, tai pradėsime nuo A, take aback, take aback. Lietuviškai tai reikštų arba nustebinti, arba šokiruoti. Pavyzdžiui, his rude comment took me aback. Jo nemandagus komentaras mane nustebino, ar ne, arba šokiravo. Took aback. Vėlgi, dabar šitoj vietoj, ar mes galime šitą take aback kažkaip susijęti su su prasme, ar ne, žodžio take ir take aback. Tai truputėlį yra tokia sąsaja, ar ne, kai mus kažkas nustebina, mes yra toksai žengtelim atgal ir negalim suprasti, kas čia buvo. Tai labai, ar ne, take aback, tarsi mane patraukė atgal. Tai šiuo atveju kažkiek galim suprasti prasme. Take after, va šitas visiškai yra nesusijęs galimai su, nors jeigu, tarkim, jūs kažkokią sąsają sugalvojate, tai komentaruose pasakykit. Taigi, take after reiškia būti panašiam į kažkokį tai šeimos narį. Ar ne, turėti, arba gali būti ir, ta prasme, išvaizdos panašumas, gali būti charakterio panašumas. Pavyzdžiui, she takes after her mother in both looks and personality. Ji panaši į savo mamą tiek išvaizdą, tiek asmenybę. Ne? Tai she takes after her mother. Tai to take after someone. I take after my father. He takes after his mother. Ir taip toliau. Okay, next one. Take along. Tai along dažniausiai yra kartu, ar ne, su kažkuo tai kažkur kartu kažkur vykstant. Tai čia taip pat. Take along reiškia pasiimti kažką, ar žmogų, ar kažkokį daiktą kartu su savimi. So she took her dog along on the trip. She took her dog along on the trip. Ji kartu į kelionę pasiėmė savo šunį. Ar ne? Tai take somebody or something along. Take apart. Tai jeigu apart reikštų į dalis, ar ne, tai pažodžiui mes galėtume vėlgi truputėlį suprasti, kad tai yra išdalinti, padalinti, išrinkti kažką, ar ne, išdėlioti į daleles, tai čia būtų viena iš reikšmių, kita reikšmė yra taip pat kažką tai stipriai kritikuoti, ar ne, kažkaip neigiamai, ar ne, atsiliepti apie kažką, bet vėlgi, ar ne, tai jeigu kažkas kažką labai intensyviai kritikuoja, tai mes galim šiek tiek irgi susijęti, ar ne, kad tas kritikuojamas dalykas buvo išrinktas gabalėliais ir visiškai sudorotas. Pažiūrėkime pavyzdžius. He took apart the old radio to fix it. Ne, jis išsiardė seną radiją, kad galėtų pataisyti. The critics took apart the new movie. Kritikai sukritikavo, išpeikė naująjį filmą. Ne, vėlgi galim, galbūt lietuviškai būtų koks nors išmesinėjo ar ne, išdarinėjo visiškai naują filmą, bet tikriausiai tas išdarinėjimas ir išmesinėjimas nebūtinai yra neigiamas, ne, tiesiog pasakoma, kaip smulkiai jį išnagrinėjo. Okay, 5. Take aside. Take aside. Aside būtų labiau į šoną, ar ne, kažkur. Ir jeigu aš sakyčiau let's go aside, einam į šoną, ar ne, kažkur iš vidurio kambario į šoną dėl kažko pakalbėti. Tai labai panašu, tik tai aš nekviečiu eiti aside, bet aš tarsi nusivedu kažką kažkur pakalbėti privačiai, asmeniškai. Tai take aside, ar ne, tarsi pastraukti į šoną. The manager took him aside to discuss the issue. Vadybininkas pasikvietė jį į šoną, į šoną, kad aptartų kažkokią tai problemą, ar ne, esamą problemą. Okay, good. Let's go further. So, take away.
kažką tai patraukti, paimti, nuimti arba atimti. Tiesiog matematinis veiksmas. Taigi, pažiūrėkime. The waiter will take away the empty plates. Padavėjas nuneš tuščias lėkštes. If you take away 5 from 10, you get 5. Jeigu atimsite 5 iš 10, jūs gausite 5. Ar ne? Tai take away labai take paimti ir away kažkur išnešti. Tai labai iš tikrųjų tokia gana galima tiesiogiai suprantama reikšmė. Ok, 7. Take back. Take back, čia turim daug įvairiausių reikšmų ir jūs matot, kad netgi vienas tas frazinis veiksmažodis gali turėti daugiau kažkokių įvairių reikšmių, ar ne? Tai take back, paimti kažką tai ir tarsi atgal, ar ne? Paimti atgal. Pažiūrėkime, tai visų pirma, tai gali būti kažko tai grąžinimas, ar ne? Tai gali būti pripažinimas kažkokios klaidos, atsiėmimas savų žodžių, pažodžiui būtų. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu kažkas mus nuneša atgal, ar ne, lietuviškai sakytumėm nuneša, nepaima atgal, bet nuneša atgal, tai yra įvairių nostalgijos prisiminimų kažkokių atgaivinimas, ne, tarkim, grąžina mūsų kažkokius laikus ir primena apie kažkokius, ne, praeities laikus. Gerai, pažiūrėkime į tuos 3 pavyzdžius. I need to take this shirt back to the store. Man reikia nunešti atgal šitos marškinius į parduotuvę, tai grąžinti juos, ar ne? To take back, grąžinti. I take back what I said earlier. Aš atsiimu, ką sakiau anksčiau, ar ne? Reiškia, prisipažįstu, kad kažkaip netaip kažką pasakiau. Ir this song takes me back to my childhood. Šita daina grąžina mane į mano vaikystę, nuneša mane į mano vaikystę. Tai kai tai yra susijęs su kažkokiais prisiminimais, nostalgija ir panašiais dalykais, ne? Kai mus grąžina į kažkokius praeities laikus, ne? Takes me back. Ok, take down. Take down tarsi būtų paimti ir dar ne žemyn kažką tai. Tai vienas dalykas. Užsirašinėti. Jeigu mes kažką tai užsirašinėjom, užsirašom kažkokius užrašus, tai we take down the notes usually. Jeigu mes kažką nuimam, ypač jeigu kažkas buvo aukštoj kažkokioj pozicijoje, ne, mes jį nuimam nuo kažkur ir galim, tarkim, kažką tai vėlgi kritikuoti ir panašiai. Ir galiausiai toks tiesioginis tai yra nugalėti, ne, tarsi nuimti nuo piedestalo. Pažiūrėkime pavyzdžius. I took down the lecture notes. Ne, aš užsirašiau paskaitos užrašus, užsirašinėjau. Tai būtent take down yra užsirašyti. The review took down the movie harshly. Filmo apžvalga, tarkim, ar ne, arba review. Filmą labai visiškai nukėlė nuo piedestalo, ar ne, labai, dabar galvoju žodis harshly, aktyviai, ta prasme, taip stipriai aktyviai, ar ne, reiškia, jau iš tos aukštesnės pozicijos filmas buvo nukeltas. Ir The Underdog Team took down the champions. Tokia nelabai gera komanda, ta, iš kurios niekas labai nesitikėjo nieko, tokia iš prastesnių, nugalėjo čempionus. Ne? Tai štai take down, kažką tai nuo kažkur nuimti, nuversti arba užsirašyti. Užsirašymas vėlgi visiškai yra, tarkim, iš tos srities, kai mes negalim nuspėti tokios reikšmės. Ok, take in, labai galima suprasti tiesiogiai, take in tarsi paimti save, ar ne? Tai vėlgi, mes galime save paimti kažkokias tai mintis, tai reiškia suprasti kažką, suvokti, ir tai gali būti ir nebūtinai apie mintis, ar ne, bet apie skystį kažkokį, kažkas tai kažką sugeria, kažkas tai ar ne sutraukia į save. Kita reikšmė, tai sumažinti rūbus, vėlgi, lietuviškai mes kartais sakom įimti, ar ne? Jeigu rūbas būna per didelis, ar ne, gal reikia įimti per šonus kažkokią suknelę arba sijoną arba kažkokį kitokį dalyką. Taip pat take in, kita reikšmė yra, jeigu mes priimam kažką pas save ir suteikiam prieglobstį. Tai tarsi take in my house, ar ne, tai pasimti pas save kažkur, tai, tarkim, priglausti kažkokį gyvūną ar žmogų, kuriam reikia pagalbos. Ir taip pat, keistesnis, mėgautis kažkokiu tai gražiu vaizdu. Pažiūrėkime į tos 4 skirtingų reikšmių pavyzdžius. It was a lot of information to take in all at once. Nebuvo per daug informacijos, kad viską iš karto galėtumėm
įimti į save, suprasti, įdėti į smegenis. She had her dress taken in to fit better. Jos suknelė buvo, tarkim, susiaurinta, kad jai labiau tiktų, ar ne? So take in, susiaurinti, sumažinti kažką tai. They took in a stray dog. Jie priglaudė laukinį šunį, niekieno šunį. Ir we sat on the hill and took in the beautiful sunset. Mes sėdėjome ant kalno, ant kalvos ir grožėjomės gražiu saulėlydžiu. Ar ne? Tai vėlgi, take in į smegenis, tarsi logiškai suprantama, ne? Paimti į vidų. Take in suknelę įsiūti, įtraukti, ok. Take in a dog, pasimti pas save šunį, ok, irgi suprantama. Take in the view, na, gal vėlgi mes tai galėtumėm kažkaip susijęti su ta, tarkim, kad ir pirma reikšmė, ar ne, su informacija, mes į save traukiame kažką tai labai labai gražaus. Take for, okay, take for, šiuo atveju tai yra, kai mes kažką tai palaikome kažkuo, kuo kažkas nėra. Tai tiesiog sumaišome kažkokį tai, na, žmogų arba žmogaus profesiją arba kažką tokio. Pavyzdžiui, pažiūrėkime pavyzdį, bus aiškiau. I took him for a waiter, but he was the manager. Aš pagalvojau, kad jis yra padavėjas, bet jis buvo vadybininkas, ne, ten, tarkim, kažkokio restorano. Tai tarsi palaikyti jį kažkuo arba paimti jį už kažką. Lietuviškai turim tokį, ar ne? Kartais gal labiau čia dialektinis dalykas, bet, tarkim, priėmė jį kaip už, nežinau, ten, mokytojo, jis buvo direktorius, nu, pavyzdys, ar ne? Tai take someone for something, someone. Ok, take off, vėlgi turim nemažai reikšmių. Taigi, visų pirma, take off yra nuimti kažką arba paimti. Vėlgi, labai iš tos pirminės reikšmės labai aišku, ar ne? Take off kažką tai iš kažkur nuimti. Toliau, take off, jeigu mes kalbam apie lėktuvus, apie skrydžius, tai yra pakilti, ar ne? Vėlgi, take off the land, ar ne? Pakilti nuo žemės. Maybe. Toliau, lygiai taip pat kaip lėktuvai kyla, kilti gali ir žmonės, ar ne? Jeigu mums gyvenime labai pasiseka ir mes sakom, kad na, kažkam labai sekasi, kažkas labai tapo sėkmingas ar populiarus. Nebūtinai žmogus dalykas kažkoks gali taip pat būti, ar ne? Tai kažkas tai kažkur kyla. Ir galiausiai take off yra kažką tai imituoti, parodijuoti. Ar ne? Juokingai. Taigi, pažiūrėkime pavyzdžius. Please take off your shoes before entering. Prašau nusimti batus prieš įeinant į vidų. Tai tas take off labai vėlgi tiesiogiai. Take off, tiesiog paimti ir nusimti. The plane took off at 6 p.m. Vėlgi, lėktuvas pakilo 6 valandą, labai paprasta reikšmė. Her new song really took off on the charts. Jos nauja daina tikrai iš ties pakilo, mes lietuviškai sakytumėm topuose, ar ne, tai įvairiuose dainų suvestinėse, ne, topuose. He is great at taking off celebrity voices. Jam puikiai sekasi parodijuoti įžymybių balsus. Vėlgi, take off. Dėl to parodijavimo, tai tikriausiai komikai galėtų daugiau paaiškinti, bet tai yra toksai dalykas, kad jeigu kažkas kažką parodijuoja ir dažnai naudoja būtent tą žodį take off, tai jie tarsi nusima kažkokią tai asmenybės arba kažkokią detalę, arba kažkokią šnekėjimo manierą, arba dar kažką. Ir būtent netgi yra naudojamas tas žodis nusiimti, ar ne, kažkokią asmenybės bruožą, kad po to galėtų jį parodijuoti. Tai būtent tas take off iš esmės ir yra tas toks tiesiogiai suprantamas galbūt žodis. Ok, žiūrim toliau. Take on, ar ne, tai paimti ir ant kažko. Gerai, tai pirma reikšmė - priimti kažkokį tai iššūkį arba prisimti kažkokią tai atsakomybę už kažką ir taip pat kovoti arba varžyti su kažkuo, ar ne? Tai kai mes sakom take on, tai jau kažkas reiškia arba bus iššūkiai, arba bus kažkoks varžymasis. She took on a new project at work. Darbe jinai ėmėsi, ar ne, vėlgi take, jeigu imti, tai ėmėsi naujo projekto. She's ready to take on her biggest rival. Ji yra pasiruošusi, tarkim, kovoti, ar ne, arba varžyti su savo didžiausiu konkurentu, ne? Tai va, take on, imtis veiksmų, kad su kažkuo varžytis ar prieš kažką kovoti. Next one, take out.
take out, tai vėlgi, jeigu mes turim take paimti ir kažką out, reiškia jau bus kalba apie kažko tai išsivedimą, panaikinimą. Tai vienas dalykas tai yra tiesiog panaikinti kažką tai, ar ne, išnešti kažką tai, nu, tiesiog, kad nebebūtų. Jeigu mes kalbam apie žmonės, tai yra eiti su kažkuo, išsivesti kažką kažkur, ar ne? Tai tarkim į pasimatymą, į koncertą, papietauti, pavakarieniauti ir taip toliau. Ir neformaliai take out, kai jau kažką visai išsivedam, tai gali būti nužudyti kažką, ar ne? Ok, pažiūrėkim. Can you take out the trash? Can you take out the trash? Ar gali išsinešti šiukšles? Ar išnešti šiukšles. He took her out for dinner. Jis ją išsivedė, nusivedė pietų arba vakarienės. The spy took out the target. Ir galiausiai kažkoks tai šnipas susidoroja su savo taikiniu, ar ne? Taip, kad jo nebebūtų. Ok, take out on. Ir čia mes turim pirmąjį iš pradžių bus darbus, bet kartais kai kurie fraziniai veiksmažodžiai turi netgi dvi dalelytes, tai nenustebkite ir jas reikia abi prisiminti. So, take out on, tarsi išlieti arba išsilieti, jeigu mes turim kažkokių neigiamų emocijų, neigiamų minčių ir mes, tarkim, jas ištransliuojam, išliejam kažkokiam kitam žmogui. Arba, nu, tiesiog kažkam, ar ne? Tai don't take your anger out on me, tai neišliek ant manęs savo pykčio. Taip, būtų toksai pavyzdys. Ok, next one, take over. Tai šiuo atveju, jeigu mes paimam kažką iš kažko, ar ne, tarkim, perimam kažką, labai panaši reikšmė, tai visų pirma, tai yra perimti kažkokią tai kontrolę arba atsakomybę, tai tiesiog perimti, ar ne? Ir kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie emocijas, taigi mes būnam apimti emocijų, kai emocijos mūsų užvaldo, kai emocijos perima mus, ar ne? Pažiūrėkime į pavyzdžius. He will take over the family business next year. Kitais metais jis perims šeimos verslą. Labai tiesiogiai take over, tiesiog perimti šeimos verslą. Next one. She was taken over by sadness when she heard the news. Ja apėmė liūdesys, kai išgirdo naujienas, ar ne? Tai vėlgi tiek mes galim perimti kažkokį tai valdymą kažką, tiek mes galim būti patys perimami emocijų. Tai čia, sorry, truputėlį netiksliai pažymėjau, ne was taken, bet taken over, ne? Pagrindinis mūsų phrasal verb. Ok, next one, take through. Tai jeigu through iš savęs reikštų per kažką ar ne, tai take through būtų tarsi paimti ir per kažką pereiti, pernešti, pervesti, ar ne? Tai reikšmė šito phrasal verb yra kažką tai paaiškinti labai labai smulkiai, tarsi po žingsnelį, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu mes sakytumėm, paaiškink man pervest per visą procesą. He took me through the process of setting up the device. Jis man, lietuviškai mes sakytumėm, tiesiog išaiškino arba nuosekliai paaiškino, arba visiškai, ar ne, po žingsnelį supasakojo visą kažkokio tai prietaiso pajungimo arba sudėjimo procesą, ne, kai visą procesą mums nuosekliai paaiškina. Take two reikštų, kad mums kažkas patinka, ir mes tarsi, na, lietuviškai nesakytumėm išvystom pomėgį, ar ne, bet kad mums tiesiog pradeda kažkas labai patikti, kažkokia tai veikla. She took to yoga very quickly. She took to yoga very quickly. Jai labai greitai joga pradėjo patikti. Kažkas tai tokio būtų lietuviškas atitikmuo. Now, take up, tai vėlgi up dažniausiai reiškia į viršų. Pagal reikšmę kaip kada. Taigi, vienas dalykas tai yra pradėti kažkokį naują hobį arba tiesiog kažkur būti, užimti kažkokią erdvę. Ir kita reikšmė yra tiesiog diskutuoti, aiškintis dėl kažkokio tai reikalo, dėl kažkokios problemos. Taigi, he took up painting during the summer. Vasaros metu jis pradėjo domėtis arba tiesiog pradėjo
piešti, tapyti, ne? Pradėjo naują hobį. This sofa takes up too much room. Ši sofa užima per daug vietos. Atkreipkite dėmesį, room ne visada yra kambarys, bet room turi reikšmę ir vieta. Tai kažkas takes up too much room, kažkas užima per daug vietos. Ir we will take up this issue at the next meeting. Mes tarsi imsime šitos problemos kitame susitikime arba kitame susirinkime. Ir the last one, vėlgi, iš dviejų, take up with. Tai lietuviškai mes sakytumėm kažką panašaus į susidėti su kažkuo, ypač jeigu tas kažkas nėra geras dalykas. Ne? Tai jeigu mes norim pasakyti, kad kažkas susidėjo su kažkuo, įsivėlė į kažkokią, nežinau, gaują, su kažkokiais negerais draugais ir taip toliau, tai būtent take up with. He has taken up with a new group of friends. Ne? Jis susidėjo su nauja draugų grupė. Bet būtent sakydami taken up with, mes turime omeny, kad nepatinka mums ta grupė draugų. Ne? Ok. Taigi tiek daug šį kartą iš tiesų mes turime frazinių veiksmažodžių su take. Mano klausimas jums, ar jūs galit komentaruose parašyti bent vieną sakinį su vienu iš jų. Ir šiaip labai laukiu komentarų, pakomentuokite, ar įdomu jums fraziniai veiksmažodžiai, ar norite daugiau video su jais, ar yra kažkokių tai temų, apie kuriuos galėčiau padaryti video. Aš labai visą laiką laukiu įvairių pasiūlymų, komentarų, idėjų, kokių jums video reikėtų daugiau. Tai lauksiu jūsų komentarų. O jeigu video buvo jums naudingas, spauskite like mygtuką. Jeigu neprenumeruojate dar mano kanalo, tai labai kviečiu prenumeruoti, kad nepraleistumėte naujų video ir kai tik jie išeina, gautumėt pranešimą ir galėtumėt pažiūrėti. Ačiū labai visiems, kurie žiūri. Have a wonderful week, geros ateinančios savaitės ir see you next time. Bye bye.